Tai jau. Tai aš... Gražinkit mano medalį. Tai gerai, tai pažiūrėk, kokie gražus medaliai mes. Koks čia yra? Čia trečia, tai čia yra... Čia yra sidabras, o čia yra bronzas, ane? Teisingai. Tau aukso medalis už tai. Tai aš myliu Lietuvą. Remia papasakok, kas šiemet buvo Palangoj. Kas buvo Palangoj? Tai papasakot. Lietuvių pasaulio žaidynės, ane? Tai Palangoje buvo pasaulio lietuvių sporto žaidynės. 12-asias. Todėl mes esam su tokiais gražiais marškiniais. Taip, mes čia visam gyvenimą atsiminimus. Jo, pasisiuvom, prasidėjo viskas nuo registracijų ir... Prasidėjo nuo to, kad Remigijus sudalyvavo prieš 3 metus ir labai patiko. Ir prieš 3 metus sudalyvavau, patiko, grįžau, papasakojau visiems. Ir sakė, visus pasimsiu dabar, visus. Aš iš Norvegijos. Labai daug įtikinėti reikėjo daug ką, kad važiuotų, bet susirinkom 130 žmonių. Iš visos Norvegijos? Iš visos Norvegijos ir važiavom. Tai vat pasisiuvom tokias aprangas, čia yra mūsų vadinamos paradinės aprangas su gražiu kalneriku, žinai. Pagal švietimo mokslo ir sporto ministerijos reikalavimus pasidarėme aprangas, kad būtų ir Lietuvos ir Norvegijos simboliai, mūsų bendrijos simbolis, pačių ministerijos ir žaidynių logotipai. Ir visi labai gyrė Palangoje, kaip tik vaikščia ir sakė, kokias gražias. Taip, mes buvom išskirtiniai. Taip, buvom gražiausiai. Tai ačiū Remia už komplimentų esam gavę. Už tokias gražias aprangas visiems lietuviams. Tai vat įmonė Valorus pasiuvo šitas aprangas iš Kauno, tikrai labai džiaugiamės, galim pagirti jų darbą. Taip, audinys geras, gerai skalbėsi, prisižiūri, nesiglamžo, wow. Čia paradinės aprangos, varžybinės irgi puikiai atrodo, biški kitoksai dizainas. Aš turėjau atsinešus iš tikrųjų tą maikę. Jo, tenais jau didesnė vėliava per pilvą, juodas rankovės vietoj vėliavo. Tai kitokias maikės padarėm 2 modelius ir visiems dalyviam išdalinom pagal jų sporto šakas. Buvo futbolistai ir krepšininkai dar atskiras maikės gavo, aprangas pilnas. Tai jo, čia nuo to prasidėjo sporto žaidynės, kai atvažiavom į Palangą ir su Jolanta tiesiai važiavom į autobusų stotį. Tenais Marius su savo sūnum Matu padėjo mums iš autobusų stoties parsinešti. Tenais buvo 4 dėžės viso, dar mūsų mašinai buvo 3 iš Kauno atvažiavo, tai viso 7 dėžės buvo. Ir kambarys pavirto į... Bendrai berods apie 60 kg svorio. Oho. Vien buvo mūsų visos delegacijos apranga ir Jolanta ir Toma pasėdėjo porą dienų. Pagalino tas buvo aprangas. Tai Jolanta daugiau čia tą pirmą dieną gal labiau visi 3 sukimo. Ten sunkiausia diena ir buvo pirmą dieną, kai reikėjo visas tas aprangas susirūšiuoti ir išdalinti, kad būtų lengviau sistemą pasidaryti, kaip pasidarė sistemą. Taip, kad ta sistema būtų. Ir mūsų kambarį aplankė faktiškai visą mūsų delegaciją. Taip, vaikai turėdavo anksti keltis, kartais dar vaikai mėgodavo, kai pradėdavom jų aprangų. Jo, nes varžybos kai kurios prasidėdavo 9 valandą, tai kviečiau, kad 8 ateitų pasimti, kas per naktį ar vėlai vakarė atvažiavo, kad vakarė neitų pasimti aprangų, kad ateitų iš ryto, prieš pat varžybas, tai ateidavo 8 ryto ankstyviausi, kurie pirmieji pradėdavo. Bet tu ne tik organizavai, ne, tas ir čia iš anksto ryte dalinai šitas maikutės visas aprangas, bet tu ir pats dalyvavai. Kokiuose dalyvavai šitose rungtyse? Planas buvo daugiau dalyvauti, negu iš tikrųjų dalyvavau. Norėjau ir 10 km bėgti, ir 3 km varžybose. Patyriau šiokią tokią traumą prieš pat varžybas ir ilgos distancijos tiesiog negalėjau užbėgti. Tai liko tik tais trumpos distancijos 100 metrų, 400 metrų estafetė ir šuolis į tolį. Taip. O kiek lietuvių dalyvavo apie... Iš viso pasaulio? Ir viso žaidynėse buvo 3000 dalyvių, o lietuvių ne iš Lietuvos buvo berods 2400 ir 2500 tikslaus skaičius, nežinau, čia reikėtų pažiūrėti statistiką. O
kiek medalių buvo laimėta? Pavyzdžiui, į Norvegiją kiek yra parsivežta medalių? Viso buvo 400 medalių komplektų. Tiek sporto šakų, pagal dar ta viena sporto šaka turi ir amžiaus grupės, kaip pavyzdžiui, krepšininkai buvo 2 amžiaus grupės iki 35 metų ir nuo 35 metų. Tai jau skaitosi 2 medalių komplektai. Bowlingas 3 turėjo grupės apskritai. Bowlingas 3 grupės, bėgimai turėjo po 4 grupės medalių, taip pačiai šakai. Tai viso 400 medalių komplektų. Norvegijos delegacija iš tų 400 pasiėmė 30 medalių komplektų. Ir neskaitant pačios Lietuvos dalyvių, kur buvo gausiausiai iš lietuvių vietinių klubų, daugiausiai susirinko Anglija, Jungtinės Valstijos ir jei neklystu, Norvegai buvo 3 vietoje pagal užsienio lietuvių. O kiek Rogalando lietuvių parsivežė medalių? Rogalandas parsivežė 10 medalių. 2 iš jų jau čia atvyko. 2 iš jų čia. O likusius medalius iš savininkus ir laimėtojus sužinosim per kitą mūsų renginį, kuris bus 5 už Lietuvą, ir tai yra mūsų garbės svečiai, kurie yra pakviesti. Jo, kviečiami visi, šiaip visi, kiek čia mūsų buvo 22-3 iš Rogalando, kviečiami visi į 5 km bėgimą atvykti. Bus ir tie, kas atvyks, galės pasigirti, parodyti savo medalius. Tai manau, kad jie jau bus atėję ir pasigyrę į 5 km bėgimą, kai mūsų išeis podcastas, ne? Taip. 5 km dar nebus įvykę. Nebus? Ne. Anksčiau šitas išeis. Supratau. Tai va, tai ateis, pasirodys. Planavimas į priekį. Krepšinio komanda su aukso medaliais, Marius Paulikas 3 km ir 10 km bėgimo aukso medalius turi, tai čia Rogalando reikalai, vietiniai tikrai turim ką parodyti. Tai kaip sekėsi, Remi, tau būtent tiek suburti lietuvių iš Norvegijos į Lietuvą, kad sudalyvautų lietuvių pasaulio sporto žaidynėse? Suburti čia nesiskaito, kad aš juos subūriau, aš juos kviečiau, o kad jie patys atvyktų į Lietuvą, tai čia jau jų reikalas buvo, kad susiplanuotų atostogas, kad įvertintų, kad čia yra verta praleisti savo atostogų 4 dienas Palangoj, dalyvaujant žaidynėse kartu su visais pasaulio lietuviais. Ir mano darbas buvo informuoti, kas tai yra, apie ką tai ir ko mes ten važiuojam. O noras tai buvo grynai pačių žmonių ir čia nėra, kad aš subūriau juos. Žmonės patys turėjo. Bet jie noriai, pavyzdžiui, registravosi tą pačią visą registraciją? Pradžioje buvo vangiai, pirmos porą mėnesių, gal ten 30 žmonių te buvo. Ir registracija pradėjo labai stipriai plėstis, kai liko kokie 4 mėnesiai iki varžybų. Tai realiai, kai žmonės jau galėjo pradėti planuoti savo vasaros atostogas, pradėjo bilietus pirktis į Lietuvą, ar keltu, ar lėktuvu. Taip, tai sakyčiau, kad labai pajūrys mums pagelbėjo, kad buvo ganėtinai patrauklu važiuoti į varžybas ten, kur yra geras oras, kur yra jūra. Jo, ir mes nusprendėm irgi, kad faina būtų, kad visada Palangoje būtų, bet aš žinau, kad negali visada būti Palangoje. Kodėl negali būti Palangoje būti? Tai žaidynės vyksta taip pat kaip olimpinių principų, to pačiu, kad jas keičia miestą kas 4 metus. Prieš tai buvo Druskininkuose, šiais metais Palangoje, dabar buvo vėl vykdomas konkursas prisistatyti naujų žaidynių miestai, kurios vyks 29 metais. Ir naujas miestas buvo išrinktas Jonava. Tai bus 29 metais. Ir ten Jonava turės sutikti vėl panašų kiekį žmonių atvažiuojančių iš viso pasaulio į žaidynės. Žinoma, kiekvienas miestas turi savo privalumų ir savo unikalumų. Įdomu, kur ten mieste bus viską. Nežinau, gal Ruklos poligone apgyvendins kartu su kariais. Būtų variantas. Būtų smagu. Tai jau ir
pasiūliau tokią naują rungtį įtraukti žaidimės kliūčių ruožas. Kliūčių ruožas, okei. Nes, nebuvo tokios rungties, nebuvo labai ir galimybės, bet dabar turėsim vietą. Jeigu poligoną, tai turėtų būti kažkoks tai kliūčių ruožas, kur būtų galima tai atlikti. Aš norėčiau truputį papasakoti, jeigu palaikytų mano kavą. Norvegišką kavą. Papasakosiu, kaip mūsų sutiko. Ir buvo fantastiškas sutikimas, nes net nesitikėjau. Apskritai, aš asmeniškai net nesitikėjau, kad bus tokio masto renginys, kad bus taip suorganizuota viskas ir kad tiek žmonių. Ir mums atvažiavus, iškart gavome dovanėlės. Gavome medalius, kiekvienas dalyvis. Ir gavom nuo prezidento mūsų Lietuvos, taip? Taip. Tada ir visokių kitokių, ir lietuviška vėliavėlė, čia iš kažkur kitur, jau čia matau pas tave įdėta. Bet šitą mes gavom. Taip, mes gavom, aš irgi išsisegusią su ženkliuką. Gavom po gintaro gabalėlį. Bet dabar sakyti, vaikai dalyvavo ir vaikai gavo po tokį visą rinkinuką kaip suaugę. Nebuvo išskirti vaikai ar suaugę. Visi viską gavo tą patį. Ta patį. Jokio skirtumo, kiek tuo metu, kai tu dalyvauji, tu esi pilnavertis žaidimų dalyvis. Tai aš iš po šių metų sakiau tikrai, kad po 4 metų stamsi savo sūną irgi dalyvauti, nes žiauriai faina tam buvo. Aš labai gailėjausi, kad nesudalyvau. Aš gailėjausi tai to, kad nesudalyvau daugiau rungčių. Aš asmeniškai buvau sužavėta tuo, kad tai buvo ne tik profesionalams skirtas renginys, bet ir tiems, kurie šiaip mėgsta sportuoti, gerai leisti laiką, žaisti bowlingą. Ir aš galvau, kaip ten bus, ašgi bowlingo čia ne profesionalas, kaip aš jį žaisiu, gal ten vaikai mūsų irgi dalyvavo bowlingę, gal jie nenorės, nes tuos irgi visus tos bortelius juk nuėmė, tai galvau, kaip jie čia pataikys, kaip čia ką. O toks palaikymas buvo, vieni už kitus varėm, sustikom iš kitų pasaulio šalių prie tų takelių kartu su vaikais. Vieni kitus palaikėm, sužaidėm 3 partijas su tokiu malonumu. Ir aš būčiau norėjus ir smiginį dalyvauti, ir petankiai, ir ten šiaurietiškame įme kažkurios iš tų rungčių, kad bet nebuvo galimybės tos, kad, kaip tu sakai, norėčiau sudalyvauti, kadangi tu esi dalyvis ir atsiranda laisvų vietų, nebuvo galimybė, pavyzdžiui, užsiregistruoti iš karto, jau būnant tenai. Teoriškai neturėjo būti tokių galimybių, nes sąrašai buvo užbaigti maždaug mėnesis iki varžybų ir nebebuvo galima prisidėti. Ar tenais vietoj leido prisijungti, jeigu dalyvis netvyko, nežinau, gal ir buvo kažkuriose rungtyse, kur... pavyzdžiui, Jolanta norėtų tą smeginį žaisti. Aš tai tiesiog net negalvoju apie, kad tai yra tokia galimybė. Tiesiog mes jau buvom savo. Jeigu yra vietų, greičiausiai priimti. Jeigu tiesiog tikrai mato, kad dalyvis net neatvyko į varžybas, ar tiesiog pasirinko kažkur kitur dalyvauti. Nes Mantas su Rasa, man atrodo, taip sudalyvavo, ne? Mantas taip sudalyvavo, šiaurietiškame įme, Rasa buvo užsiregistravus. Jis atėjo palaikyti žmonos ir sudalyvavo. Sakau, kad kažkas buvo iš tų. Tai... O žmonės, bet irgi savo įspūdžiais pasidalinus, kad žmonės, kurie atvažiavo iš dar toliau, iš Amerikos, sakykim, buvo atskridę, aš mačiau netgi nuotraukas dėjo Facebook'e, kad tai buvo jų susitikimas, tiesiog jų kaip lietuvių bendras susitikimas, kada jie kartu leido laiką vakarais ir čia buvo toks suburintis renginys, kad aš net neįsivaizdavau, kad tai yra apie tai. Tai o kaip tu jautys? Man tai buvo gerai viskas, iki tol, kol neprabėgau 10 kilometrų. Įsikėlė į tą video, aš tave nufilmavau, tu bėgi 10 kilometrų. Ne, neįsikėliau. Labai nedrįsau, nes jau ten tokia pavargs buvo, kad galvoju net nedėsiu. Mes net pažinom, tu esi tokiais sakiniais bėgai didžiuliai. Su greičiu. Prabėgau, tu man atrodo, ne, o bėgi ir sako, jums čia Tomą prabėgau, tai girdėjau. Tomą, Ne, ką supratau, tai aš supratau tai, kad 10 kilometrų, kur aš čia Norvegijoje karts nuo karto pabėgioju, tai yra kalnas pakalnė, tai būna ne visada ta įtampa būtent ant kelių. Ir supratau, kad man tiesiog tikrai nėra gerai bėgti. Ir plus buvo toks dalykas, kad mus nuvežė į tą vietą, kur turėjom startuoti.
nu, čia papeiksiu, startuoti 2 valandas prieš. Mumis vežė ratais kvadratais, kol rado, nes vairuotojai ten biškį nuklaidžioja. Bet ne tas esmė, viskas ten smagu, mes sakėm, mes jau tada laimėjom, niekas čia daugiau netvažiuos, kadangi mes ten paklydom. Tai gavos taip, kad prieš varžybas man sutepė kojas su šaldančiu tepalu, nes galvojom, kad reikės, kaip šilta bus, ten vis tiek bėgi sukaisti, kad neperdegtų kelienai su šaltais tepalais sutepta. Tada mumis nuvežė į tą vietą ir ten toj vietoj mes prabuvom 2 valandas. Ir buvo šalta, ir lietus lijo, ir visa kita. Atvažiavo tada tokia kaip ir greitosios pagalbos ten žmonės, kas labai man patiko, kad jie buvo tokie draugiški, nežinai, visokių būna žmonių, bet jie tokie, o čia tau šalta, pasiimk megztinį, žinai, davė megztinį, ten davė, dar kitam ten striukę davė. Ir paskui visi iš tos palapinės parėjo ir sako, mums šalta, gal gali duoti, gal kažką turėtų užsikluoti. Tai jie davė tą foliją, kuri šildo iš vienos pusės, o iš kitos pusės šaldo. Tai visi mes prisifotkinom ten su tais visais, su tom visom folijom ir laukiam, kada parbėgs su fakelu, kur perdavė bėgikiai ir paskui jinai turėjo jau finišuoti Palangoje. Tai tas toksai įspūdis buvo, o kitą dieną aš nebepajėjau kojom, nes turėjau dar šiaurietišką ėjimą eiti, bet jau Remiai rašau, sakau, ar nieko blogo, kad nesudalyvausiu. Nes net laiptais nenuėjau, antiek buvo kojos sušalus, matyt, per tą šaltį, nuo to bėgimo, nuo tos įtampos, mano kelienai nebelankstėsi. Oi, Toma, norėsim dar, kad papasakotum, kaip po to tau ten sekėsi, bet šiuo metu mes einam į reklamą. Ko tu keistai žiūri? Tai kad tu per daug natūrali kažkokia papuošalų man trūksta. Aš nusprendžiau, kad grožis tai yra ne tai, ką tu rodai, o tai, ką jauti, ką išjauti, ką išspinduliuoji kitiem. Aš nusprendžiau būti natūrali. Eik, tu natūraliai, tai einam. Na tai, Ugne, kur tas tavo minimalizmas? Minimalizmas atšauktas. Be unique, be yourself. Angel Tree. Sugrįžtame po reklamėlės. Dar gal pabaigim apie tave? Ai, tu mane pabaigim? Apie tavo patirtis. Tai ką norėjau pabrėžti, kad visada tokiuose dideliuose renginiuose gali kažkas įvykti tokio, kur wow, nenumatyto, nes, iš tikrųjų, tiek žmonių, tiek organizacijos. Tai, aš uždušus. Ne, tai aišku yra normalu, nes labai yra daug visų dalyvaujančių pačių lietuvių, bet pats renginys tai man buvo žiauriai geras ir aš tikrai ne vienas metus turbūt kol susensiu dalyvausiu. Ir pasenus galima dalyvauti, mačiau gerų pavyzdžių. Taip, ką fainai buvo šachmatais, kai žaidžiau. Šaškiam. Tai buvo tokie 2 lietuvaičiai seniukai, tokie seniorai jau grinai. Ir vyras be moters niekur negali. Sėdim jau priešais vienas kitą ir tas o kur mano žmona, sako, taip miela buvo tokie, jau tokio amžiaus dar žmonės dalyvauja, tai yra kažkas wow, tikrai. Tai dar norėjau pridurti irgi, kad kiekvieną vakarą buvo pasirūpinta mumis. Kad ne tik, kad mes dienos metu sportavom, suprakaitavę tenais mėtėm kamuolius ar bėgiojom, bet vakare mums buvo tokios programos. Wow, buvo etno vakaras, pirmą dieną buvo eitynės, kada mes visi per visą parodą atidarymo šventę. Toks iškilmingas renginys, kur mes ir Norvegijos vėliavą nešėm, ir lietuvišką vėliavą nešėm, ir taip savim didžiavomės.
Kitą dieną buvo etno vakaras, kuriame buvo vėl uždaras renginys vien tik mums su gera muzika. Kas koncertavo? Žalvarinis ir ratilai. Ir dar kažkas buvo apšildantis irgi, kur ten neblogai, nu tai ten taip pat ripėm, kad ulėlė. Ratilai ten buvo. Dar prieš ratilus kažkas tas grojo, ne? Buvo 2 grupės. Tai vėl prisišokot. Tai vėl prisišokom, supranti. Ir vaikams, ir visa kita. Ir buvo Gintaro muziejaus sodelėje. Rožių sodė. Taip, už ją šalia rožių sodo buvo tikrai nuostabus renginys. Po to kitą vakarą prie jūros buvo The Roop koncertas. Paskutinę dieną vėl buvo eisena, buvo uždarimas, nešim. Kiek? 200 metrų? 200 metrų vėliava. 200 metrų lietuvišką vėliavą. Ten kažkas buvo wow. Ir saulės spinduliai ant jūros. Ir mes ant tiltos tą visą vėliavą, buvo daugybė žmonių. Tai tas renginys, taip, kad buvo pasirūpinta mumis ir po visų tų varžybų. Ir mes tikrai net neturėjom, kada ten laiko labai kažkur ten pražygėmėgis, tai prie tos jūros taip ir net nenuėjo. Nenuėjai prie jūros? Tai aš nuėjau prie jūros, kai vėliavą tiltą užnešėm. Pirmą kartą. Aš tai nuėjau, kai jūs ėjote tą vakaronę. Tai mes tada jau ėjom prie jūros pasivaikščioti, mes kažkaip neėjom tą vakaronę, bet buvo irgi geras toksai, net girdi, mes pro šoną praeidinėjom, tai girdėjos tą muziką, nes kažkam labai didelės emocijas buvo iš po krepšinio pirmų pralaimėjimų. Tai paskui nenuėjome. Bet po to medalius pasiėmė galiausiai. Jo, medalius paskui pasiėmė. Kartais bloga pradžia nebūtinai pabaigoj blogai. Taip, svarbiausia pradžia su tais blogais, bet... Žinai, tada labiau vertini tą laimėjimą, kada būna ir pralaimėjimų. Tai atsiminsim tikrai. O ką dar iš tų žaidynių, tai... Ką dar papasakoti? Jūs sakykit savo įspūdžius. Mes savo įspūdžius. Tai ką, su ta pradžia Jolanta ir su įspūdžiais visais, tai padėjo su lietuviai su norvegiška kava padaryti reportažą. Tai buvo tavo, kaip aš sakau, krikštynos iš mano pusės. Nes pradžiai tai atėjai kaip ir pasibandyti, kai mes kalbinom menininkę mūsų Ramunę. O čia tokia buvai į ugnį tiesiog įmesta ir sakiau, ant kamerą ir filmuok. Tai iš mano pusės tai labai smagu buvo eiti per lietuvius iš viso pasaulio ir juos pakalbinti ir jie visi noriai sutiko. Nei vieno nebuvo, kuris nesutiktų, netgi buvo, kai mes išeidinėjom, kai kalbinom Alekną. Išeidinėjom ir sakė, gal gali padaryti ir su mumis. Tai man tai buvo kažkas wow. O tai kaip sekėsi Alekną Sinavičiūtę kalbinti? Sunkiai buvo, labai didelis jaudulys, nes... Iš pirmo karto nufilmavo, tai reikėjo kelių bandymų. Iš pirmo karto? Ką čia naikta? Su dideliu jauduliu. Bet man atrodo, Alekną kalbinom. Alekną mes tik žiūrėjom, kaip sužiūrėt, kad vienodi ūgiai būtų. Aš tokia mažytė atsistojau. Nes arba vieną filmuoja, arba kitą, žinai, arba krūtinę Alekną. Tai tada sakom, sėdam, atsisėdam, bent jau bus normaliau atrodys. Svarbu, kad kamera nedrebėjo rankos. Tai to didelį jauduliu, aišku, ten... Biškė buvo, kur reikėjo nukirpti visą kitą. Visada yra ką nukirpti čia mūsų privilegija. Mes ką norim, tą nukirpam, ne? Patirtis žiauriai buvo gera. Tai buvo pirmą kartą, kai viena atsistoja ir kalbini tokius žymius žmonės, kurie tokie turi vis tiek tokią emociją. Ir wow, kažkas atsisėdi prie tokio aukšto žmogaus, tampi mažytę. Buvo labai... Faina iš tikrųjų. Tarp kitko irgi, kai Palangoje vaikščiau, buvo toksai, man atrodo, aš tave palydėjau su vaikais iki bowlingo ir pareidinėjau, dar galvojau, nueisiu, pafilmuosiu, kaip Remis žaidžia pokerį, tu žaidėjai to. Aha, pokerį žaidžia. Ir aš galvojau, reikia nueiti, bet labai tingiau, galvoju, 10 km reikės bėgti, reikia eiti pavalgyti. Važiavau į kavinę. Atsisėdau, jau užsisakinėti maistą ir ateina padavėjas. Sako, tu dalyvausi
kažkokiose rungtyse. Sakau, jo, bet sako, tu bėgsi. Sakau, kur tu žinai? Sako, pagal tavo sudėjimą. O, galvoju, geras, gerai, vadinasi, atrodo, gali dalyvauti. Tai va, tokie mano įspūdžiai buvo. Ne vien tik blogi. Ir daug kas kalbino mieste, atsimenu, pagal marškinėlius klausdavo, kuris čia dalyvavote, kas iš čia tokie esate, tai tiesiog mums praeinant ar pietautai eidavom ar kažkur mieste. Buvo ir tokių, kurie sako, kas čia vyksta, tie patys, bet turbūt tie darbuotojai, kurie atvykę į pačią Palangą dirbti, tai jie galbūt net nežinojo, kad vyksta, tai jiems buvo labai įdomu, wow, kas ten vyksta ir klausinėjo. Taip. Gerai, užteks tiek apie žaidynės. Užteks tiek, ne? Tai o pats sudalyvai kur? Bėgime ir tantos ir viskas. Šuolis į tolį, bėgimai 2 ir pokeris. Aš tai dar gailėjausi, kad daugiau net nespėjau nueiti sudalyvauti, tiesiog pažiūrėti, pasirkti už kitas rungtis. Buvo tokių įdomių rungčių, šitie su laivais, vikingų laivai, pavyzdžiui. Bet jie buvo Šventoji, tai ten buvo gana toli, taip. Tada galvojau, galėjau nueiti ten daugiau, dar pažiūrėti, kaip tinklinį žaidžia ir tokių dalykų, kur aš noriu vėl sudalyvauti dar kartelį, kad aš galėčiau pilnai tą patirti, nes aš nežinodama iš to nežinojimo tiesiog praleidau dalykus arba teko vieną dieną eiti namo, nes sušalau ir nepakankamai pasirūpinau savo drabužiais, tai irgi krepšinę normaliai negalėjau pažiūrėti. Tai norisi dar važiuoti ir norisi dar geriau sudalyvauti. Aišku, vaikai jau bus dar labiau užaugę. O kaip vaikam patiko, ar ne? Tai labai patiko. Buvo laimingi, patenkinti dalyvaujant. Labai džiaugiasi. Nebuvo taip, aš nenoriu eiti dar kažką. Jeigu kažkur nenorėdavo eiti, jie niekada neliepė eiti, tai jie galėdavo pasilikti viešbutyje, pabūti, bet kai jiems reikėjo dalyvauti bowlingą žaisti, tai jie taip džiaugiasi tos marškinėliais, kad čia jie visi kartu, kad mes visa šeima. Ir tos aprangos tikrai jos suvienijo mūsų visus ir kaip mes matydavom, kad kažkas mieste, o čia iš Norvegijos, o čia žiūrėk iš žaidynių, nes mes ir marškinėlis dar žalius, tokios spalvos gavom taip pat irgi. Tai matydavom vieni kitus tam mieste. Buvo toks suvienytis renginys. Tikrai labai jautėsi. Ir aš kai žaidžiau, buvo tų iš kitų šalių lietuvių. Irgi kaip pabendraudavai, jie irgi džiaugiasi viso šito renginį ir sakė, ne pirmą kartą dalyvauja. Buvo su viena moterim, kur kalbėjau, kur sakė, jau mano paskutiniai metai, kad aš dalyvauju čia ir grįžtas į Lietuvą, tai irgi kažkaip, taip sakau, pasiryžus grįžti, sako, jo, labai pasiryžus ir sako, nieko aš neprarasiu grįžus į Lietuvą. Tai kai kurie priėmė tokius sprendimus vien dėl to, kad dalyvavo šitą veiklą. Bet žiauriai smagus tiek lietus, tiek. Na ką? Užtenka apie tas pasaulio žaidynės. Po 4 metų vėl? Baigiau kalbėti prieš 5 minutės. Gražiai šypsojasi už tai. Na ką? Susitiksim po 4 metų ir vėl papasakosim kažką, ne? Taip. Po 4 metų reikėtų pažiūrėti šitą video prieš. Būsim pasenę, pražylę. Aš jau dabar pražylus, tai ką kalbėti. Aš jau Palauk, reikia Tu nemokėsi atsisveikinti reikia, pasakyti, kad reikia mus stebėti YouTube kanale, Patreon ir ačiū mūsų rėmėjam naujam, tai yra TransferGo, kuri mus remia ir Lietuvių namams. Taip, ir Ugnei, kuri Ugnei už kameros. Pagaliau pirmą kartą filmuoja.